Sveiki, šiandien trumpai papasakosiu, kaip pakeisti logotipą. Logotipo vieta šiam šablonui ir štai šitoje vietoje, kaip pakeisti kitą logotipą. Visų pirma, reikia prisijungti prie savo elektroninės parduotuvės administracinės panelės. Suvedam slaptažodį, prisijungiam, toliau einam į sistemą nustatymai. Toliau einam į redaguoti. Į jūsų parduotuvės sistemą, nustatymai, redaguoti. Pasirenkame meniu atvaizdas ir štai matot parduotuvės logotipas. Labai paprastai tiesiog spaudžiam naršyti failus. Ir tiesiog galite pasirinkti bet kokį turimą paveikslėlį. Štai taip paprastai yra pasirinkamas logotipas. Ir išsaugojam. Ir jūsų logotipas atsiras pagal jūsų dizainą norimąją, nenorimą, pagal jūsų dizainą nustatytą vietą. Taip pat atkreipiu dėmesio, kad logotipas turi tam tikrus išmatavimus. Kiekvienam dizainui yra skirtingi. Standartiniai maždaug gali būti nuo 70 pikselių aukščio iki 150 pikselių pločio, bet tačiau priklauso nuo kiekvieno dizaino individualiai. Tad jeigu jūsų logotipas išlenda, uždengia tam tikrus kraštus, tai turėkite omeny, kad jūsų logotipo dydis per didelis. Tai jums reikia suformatuoti mažesnį ir pritaikyti jūsų elektroniniai parduotuviai.